Tai buvo 1928 m. rugsėjo 4 diena, kai drąsus vyras vardu George'as Woodas pasiekė pirmąjį oficialų vandens greičio rekordą – 92,8 mylios per valandą. Tai tikrai neatrodo taip sunku. Įlipi į valtį, įsibėgėji ir tavo vardas atsiduria istorijos knygose. Pasirodo, jei bandysi pagerinti šį rekordą, greičiausiai tai tau kainuos gyvybę. Įdomu tai, kad vandens greičio rekordas nebuvo pagerintas nuo paskutinio sėkmingo bandymo dar 1978 metais. Net ir su visa šiuolaikinė technologija, madingais įtaisais ir sudėtingais mechanizmais, šis apgaulingai lengvas rekordas nebuvo pagerintas dešimtmečius. Palyginimui, paskutinis sausumos greičio rekordas buvo pasiektas 1997 metais. Tai kodėl vandenyje tai daug sunkiau ir pavojingiau nei sausumoje? Jei esate plaukėję atvirame vandenyje, žinote, kokios nenuspėjamos gali būti bangos ir srovės, net jūsų kūnui, jau nekalbant apie didžiulę mašiną. Jums reikia labai daug galios, kad įveiktumėt vandens pasipriešinimą. Visa tai ir daugybė kitų veiksnių daro šį bandymą beprotišku. Nuo smarkaus išmetimo daugiau nei 45 metrus dideliu greičiu iki įstrigimo mažoje kabinoje po vandeniu aukštyn kojomis. Šiandien papasakosiu, kaip šis paprastas pasaulio rekordas pražudo pusę jo dalyvių. Sveiki atvykę į Extreme. Įsivaizduokite tai. Jūs prisisegate diržais valtyje ir šaunate per vandenį daugiau nei 320 km per valandą greičiu. Skamba taip, lyg daugumai žmonių tai nepatiktų, tiesa? Tačiau keliems nuotykių ieškotojams tai buvo visas jų gyvenimas. Šie laivai aprūpinti galingais varikliais ir modernė įranga, o juos valdo patyręs kapitonas. Nors tai gali atrodyti beprotiška, daugiau nei tuzinas žmonių bandė pagerinti šį rekordą ir daugiau nei pusė jų žuvo bandymo metu. Viskas prasidėjo dar 20-ojo amžiaus pradžioje. Žmonės vis labiau susižavėjo varikliais varomomis transporto priemonėmis ir tuo, kaip greitai galime jas priversti judėti. Laikui bėgant, inžinieriai tapo apsėsti idėjos sukurti vandens transporto priemonės, kurios galėtų padaryti tą patį. 1920 metais amerikietis Garfieldas Woodas pasiekė pirmąjį neoficialų greičio rekordą ant vandens. Detroito upėje jis pasiekė šiek tiek daugiau nei 71 mylios per valandą greitį. Jo pasiekimas tapo etalonu tam, kas buvo laikoma įmanoma ir pripildė jį pasididžiavimo. Tačiau tuo metu Garfieldas nežinojo, kad jis atliks lemiamą vaidmenį, kuriant pasaulio rekordą, kuris pareikalaus daugybės gyvybių. Čia mūsų istorija pradeda įgauti tamsią kryptį. Tarptautinė motonautikos sąjunga Union Internationale Motonautique pirmą kartą pripažino vandens greičio pasaulio rekordą 1928 metais, padarydama jį oficialiu rekordu. Sekdamas savo brolio pėdomis, George'as Woodas nusprendė, kad turi viską, ko reikia rekordui pagerinti, parodydamas, kad drąsa buvo jų šeimos bruožas. 1928 m. rugsėjo 4 dieną jis sėkmingai pasiekė didžiausią 92,8 mylių per valandą greitį, pagerindamas rekordą tame pačiame upės ruože, kaip ir jo brolis. Trumpam nukrypkime nuo šios beprotybės. Jei norite daugiau neapkarpytų, necenzuruotų istorijų, kurių negalime parodyti čia, prisijunkite prie Extreme bendruomenės Patreon platformoje. Susitiksime tikrajame Extreme. Du broliai užkėlė kartelę aukštai ir kiti taip pat norėjo pelnyti šią prestižinę garbę. Daugelis vairuotojų visame pasaulyje tikėjosi būti pavadinti greičiausiu žmogumi ant vandens. Tačiau su šiuo rekordu dažnai susipindavo nacionalinis pasididžiavimas, o turtingi verslininkai, tokie kaip Castrol Oil pirmininkas Lorkas Wakefieldas, negalėjo nesikišti. 1930 metais jis rėmė britų vairuotoją serą Henry Sigravą, kad šis pagerintų rekordą Jungtinei karalystei. Henris nebuvo svetimas pavojingoms situacijoms. Iš tiesų, kai kurie sako, kad būtent juose jis rasdavo daugiausia džiaugsmo gyvenime. Tuo metu jis jau buvo sausumos greičio rekordo savininkas, o su Loriko finansavimu siekė dar didesnės šlovės. 1930 m. birželio 13 dieną jis sėdo už Miss England 2 vairo, valties aprūpintos dviem galingais Mercedes lėktuvų varikliais. Jis ir jo įgula ruošėsi peržengti ribas to, kas kadaise buvo laikoma įmanoma ant vandens. Vyriausieji inžinieriai Viktoras Halivelis ir Michaelas Wilcoxas užvedė savo laivą Vindermyro ežere. Jį motivavo noras tapti pirmuoju žmogumi istorijoje, kuris vienu metu laikytų sausumos ir vandens greičio rekordus. Nors jis žinojo su savo tikslu susijusias rizikas, jos jo neveikė. Viskas, ko jis norėjo, buvo pagerinti Woodo rekordą. Ir jis tai padarė. Per pirmuosius 2 bandymus pasiekė didžiausią vidutinį 98,8 mylių per valandą greitį. Nepaisant stebėtojų ovacijų, Henris nebuvo patenkintas.
Jis norėjo būti įamžintas istorijoje kaip pirmasis pasiekęs daugiau nei 100 mylių per valandą greitį. Taigi, jis sugrįžo į starto tašką trečiajam bandymui. Jis nė nenumanė, kad noras išbandyti laivo galimybių ribas netrukus baigsis siaubinga tragedija. Praėjus vos kelioms akimirkoms po antrojo bandymo pabaigos, komanda vėl išvyko. Vėjo švilpimas ir vandens taškymasis aidėjo fone, kai jie su kiekviena sekunde vis didino greitį. Valtis drebėjo, kai jie artėjo prie 100 mylių per valandą ribos. Ir tada, paskutiniu pastumimu, Henris tapo pirmuoju vairuotoju peržengusiu šią ribą. Tačiau staiga, iš niekur, valtis smarkiai apsivertė ir nuskriejo per orą. Jo vyriausiasis inžinierius Viktoras žuvo akimirksniu, kai milžiniškas valties svoris užriedėjo ant jo kūno ir jį sutraiškė. Kitas jo vyriausiasis inžinierius, Michaelas, sugebėjo išsigelbėti su sulaužyta ranka po to, kai buvo išmestas per avariją. Ši katastrofiška nelaimė įvyko akimirksniu nustebusios minios akivaizdoje, o gelbėjimo tarnybos puolė padėti Henrikui, kuris be sąmonės gulėjo vandenyje. Jis trumpam atgavo sąmonę po to, kai buvo ištrauktas iš vandens ir pasiteiravo apie vaikinų likimą. Tačiau per siaubingą avariją patirtos traumos netrukus pareikalavo jo gyvybės. Jis mirė nuo vidinio kraujavimo plaučiuose. Štai taip, liūdnai pagarsėjęs vandens greičio rekordas pareikalavo pirmųjų 2 aukų. Tačiau tai tikrai nebuvo paskutinė auka. Po Henryo mirties Miss England 2 buvo ištraukta ir suremontuota. Per artimiausius 4 metus jos naujasis vairuotojas, Keidžas Donas, varžėsi su Voodoo, kai abu daugybę kartų gerino rekordą. Technologijų pažanga lėmė galingesnius ir galiausiai greitesnius laivus. Per ateinančius dešimtmečius laivų statyba tapo meno forma, o inžinieriai siekė sukurti tobulą laivą. Iki 1950-ųjų svajonė pasiekti daugiau nei 200 mylių per valandą greitą buvo arti realybės drąsiems vairuotojams, tokiems kaip anglas Jonas Cobbas. Nors Jonas buvo Londono biržos makleris, jis jį traukė pavojingoji gyvenimo pusė. Jis jau buvo sausumos greičio rekordo savininkas, o 1952 metais norėjo pasekti Henrio Sigrėjaus pėdomis ir tuo pačiu metu turėti abu rekordus. Tačiau tai padaryti buvo nepaprastai pavojinga užduotis. Tuo metu rekordas priklausė Seattle Chrysler pardavėjas Stanlis Sayeris. Jo valtį varė Allison V1710 orlaivio variklis, o Liepos mėnesį ji pasiekė didžiausią 178 mylių per valandą greitį. Praėjus mažiau nei 3 mėnesiams, Jonas buvo įsitikinęs, kad gali pagerinti rekordą ir viršyti itin vertinamą 200 mylių per valandą ribą. Rugsėjo 29-ąją jis sėdo už savo reaktyvinio Crusader vairo ant šaltų, ramių Škotijos Neso ežero vandenų. Visiškai atsidavęs tikslui, nutrūktgalvis pagerino ankstesnį rekordą, pasiekdamas didžiausią 206 mylių per valandą greitį. Taip jis įėjo į istoriją, tapdamas pirmuoju žmogumi, kuris vandeniu važiavo stulbinančiu daugiau nei 200 mylių per valandą greičiu. Tačiau rekordų fiksavimo taisyklės reikalauja, kad vairuotojas atliktų antrąjį važiavimą. Taigi, norėdamas pelnyti greičiausio žmogaus ant vandens titulą, jis turėjo dar kartą pasiekti tą patį greitį. Tačiau per antrąjį bandymą jam taip nepasisekė. Jonas vėl startavo iš starto vietos, kiekvieną sekundę didindamas greitį. Kai jis toliau spaudė akceleratorių, jo valtis pasiekė neregėtą greitį, slysdama vandens paviršiumi. Kai jis artėjo prie 210 mylių per valandą ribos, Crusader nekontroliuojamai pašoko po susidūrimo su netikėta banga. Netolyse esančios valtys nebuvo palikusios teritorijos, kaip buvo nurodyta anksčiau, todėl vandenyje liko stipri srovė. Tada ištiko nelaimė. Jono valtis trenkėsi į didesnę bangą, priversdama Crusader pakilti į orą. Kai valtis krito žemyn, jis sudužo į gabalus, atsitrenkusi į vandens paviršių, o Jonas buvo nublokštas daugiau nei 150 jardų per vandenį. Gelbėjimo komandos skubėjo jam į pagalbą. Jis buvo ištrauktas iš vandens be sąmonės. Didžiulė smūgio jėga sulaužė jam kaklą ir garsusis britų lenktynininkas buvo paskelbtas mirusiu įvykio vietoje. Jo noras tapti geriausiu pasaulyje galiausiai privertė jį sumokėti aukščiausią kainą. Liūdnai pagarsėjęs vandens greičio rekordas jau pareikalavo trečiosios aukos. Nepaisant tragiškos Jono mirties, tie, kurie kovojo dėl trokštamo titulo, liko pasiryžę išlaikyti rekordą. Praėjus mažiau nei 2 metams prie lenktynių prisijungė Italijos tekstilės pramonininkas Mario Verga.
Italijos motorlaivių federacijos pasiūlytas 5 milijonų lyrų prizas tam, kas pagerins rekordą, paskatino jį pastatyti hidroplaną Laura 3, pavadintą jo jaunos dukters vardu. Nors jis buvo nepaprastai greitas, tačiau taip pat labai nestabilus. Tačiau Verga nebuvo svetimas greitam gyvenimo tempui. Jis daugelį metų lenktyniavo valtimis ir nesibaimino didelio greičio. Nepaisant to, kad kelis mėnesius iki 1954 metų spalio 9 dienos Mario susidūrė su keliais valties mechaniniais gedimais, jis nusprendė, kad dabar arba niekada. Jo lėšos buvo beveik išsekusios, o galimybė laimėti 5 milijonų lyrų prizą slydo jam iš rankų. Nebeturėdamas kantrybės, jis išvyko ir vidurdienį Šiaurės Italijos Isėjo ežero lėkė beveik 190 mylių per valandą greičiu. Tačiau čia jis ir sutiko savo likimą. Kai valtis 2 kartus pašoko ant vandens, jos priekis pakilo dar aukščiau, kol pakilo į orą ir apsivertė ore. Tuo pačiu metu Marijus buvo išmestas iš kabinos neįtikėtinų greičiu ir neturėjo jokių išgyvenimo šansų. Kaip ir Jonas Kobas, siekis tapti greičiausiu žmogumi pasaulyje ant vandens kainavo jam gyvybę. Maždaug tuo pačiu metu, kai žuvo Marijus, kitas perspektyvus pilotas tyliai dirbo užkulisiuose, tikėdamasis pasiekti vandens greičio rekordą. Donaldas Campbellas ką tik buvo baigęs statyti dailų, greitą, reaktyvinį hidroplaną, pavadintą Bluebird K7. Tai buvo laikoma itin pažangiu dizainu, pagamintų visiškai iš plieno ir aliuminio. Kaip ir daugelis prieš jį, Donaldas turėjo aistrą greičiai. Viskas jo gyvenime sukosi apie sausumos ir vandens greičio rekordų gerinimą, ir jis tam skyrė beveik visą savo laiką. 1955 m. Liepą jis pagaliau įgyvendino savo svajonę ir pasiekė naują vandens greičio rekordą, kai Kumbrijos grafystėje Anglijoje, Ulsvoterio ežere pasiekė 202 mylių per valandą greitį. Tačiau tai buvo tik drąsios jo karjeros pradžia. Per artimiausius 9 metus jis dar 6 kartus pagerino rekordą ir tapo didžiausiu vandens greičio rekordininku istorijoje. Iki šiol jis išlieka vienintelis žmogus istorijoje, kuris tais pačiais metais pasiekė pasaulio sausumos ir vandens greičio rekordus. Tai jis padarė 1964-aisiais. Gruodžio 31-ąją Dumblengo ežere jis prisisegė savo mylimo K7 kabinoje ir skrido per vandenį neįtikėtinu 276 mylių per valandą greičiu. Tačiau jis niekada nesitenkino pasiektais rezultatais ir visada siekė peržengti ribas. Deja, jo noras būti vienu iš greičiausių žmonių istorijoje atvedė jį prie tokio paties likimo, kaip ir daugelį kitų, kuriuos minėjome šiame vaizdo įraše. 1967 m. sausio 4 dieną Donaldas K7 pasiekė stulbinantį 295 mylių per valandą greitį. Jis buvo įsitikinęs, kad naujas rekordas jau arti ir turėjo atlikti antrąjį važiavimą, kad jis būtų oficialus. Tačiau viena esminė klaida lėmė siaubingą tragediją. Donaldas iš karto apsuko savo valtį antram bandymui, neleisdamas vandeniui nusistovėti. Artėdamas prie 318 mylių per valandą greičio, jis pradėjo prarasti kontrolę, o valties priekis ėmė kilti į viršų. Nuo šio momento Donaldas nieko nebegalėjo padaryti ir jo likimas buvo nulemtas. Bluebird pakilo į orą, apsivertė ir smarkiai trenkėsi į šaltojo ežero vandenis. Žmonės su siaubu stebėjo, kaip valtis vertėsi per vandenį, lūžo pusiau, o metalas išsibarstė į visas puses. Jis tikriausiai mirė akimirksniu, tačiau prireikė kelių dešimtmečių, kol jo kūnas buvo ištrauktas iš vandens. Greičio rekordas, arba tai, ką kai kurie vadino prakeiksmu, ką tik pareikalavo 4-osios aukos. Vėliau, tais metais, Kalifornijos valtininkas Lee Tayloras pasiekė rekordą, pasiekęs 285 mylių per valandą greitį. Viešasis susidomėjimas vandens greičio rekordu atrodo sumažėjo artimiausiems 10 metų. Galbūt didžiulis su šiuo rekordu susijusių mirčių skaičius paskatino nuotykių ieškotojus rinktis kitus iššūkius. Tačiau tai netruko ilgai ir netrukus atsirado naujas nutrūktgalvis, pasiryžęs mesti iššūkį Tayloro rekordui. 8-ojo dešimtmečio pradžioje australas Kenas Varbis iš pradžių šokiravo draugus ir šeimą, kai paskelbė apie savo planus pagerinti pasaulio vandens greičio rekordą. Kenas buvo tikrai išskirtinis žmogus, drąsus, nuotykių ieškotojas ir svarbiausia, labai ryžtingas. Jis svajojo tapti kitų žmogumi, kuris pagerins rekordą ir tikėkimės išgyvens, kad galėtų papasakoti savo istoriją. Įkvėptas drąsių savo herojaus Donaldo Campbello bandymų, Kenas, jei jam pavyktų pagerinti rekordą, taptų pirmuoju žmogumi iš šalies už JAV, Jokaus Jakufika ir Airijos ribų, kuriam tai pavyko.
Iki 1972 metų jis jau buvo pradėjęs dirbti prie savo valties savo kieme, pats suprojektavo ir pastatė korpusą. Kenas varė vandens transporto priemonę 3 karinėmis Westinghouse varikliais, kuriuos įsigijo aukcione už $265 ir savo šedevrą pavadino Spirit of Australia. Jo kaimynai manė, kad jis išprotėjęs, tačiau artimi draugai žinojo, kad jis buvo nepaprastai susikaupęs ir turėjo plieninius nervus. 1977 metų lapkričio 20 dieną jis buvo pasiruošęs nustebinti pasaulį. Kenas nuvežė savo valtį į Blowering užtvanką prie Tamuto upės Naujojoje Pietų Velse, Australijoje. Nuo ten jis įėjo į istoriją. Nedidelė žiūrovų grupė susirinko stebėti jo drąsaus bandymo. Karšta Australijos saulė kaitino jo valtį, kai jis didino variklio apsukas atvirame vandenyje. Jis paskutinius 4 savo gyvenimo metus praleido ruošdamasis šiai akimirkai ir štai ji atėjo. Slopindamas ir jaudulį ir baimę savo plieniniais nervais, Kenas pasuko akceleratorių ir išlėkė per vandenį. Po 2 bandymų reikalingų rekordui pagerinti, Kenas turbūt negalėjo patikėti, nes ką tik pagerino Lee Tayloro rekordą, pasiekęs beveik 289 mylių per valandą greitį. Vandens greičio bendruomenė buvo šokiruota dėl Keno pasiekimų, kuris kažkokiu būdu padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Tačiau jis dar nebuvo baigęs. Žinia apie Australo pasiekimą pasklido po visą pasaulį ir netrukus jis gavo labai reikalingą rėmimą iš maudymosi kostiumėlių prekės ženklo Speedo. Kitais metais jis buvo pasiruošęs dar kartą peržengti tai, kas buvo laikoma įmanoma, bandydamas viršyti 300 mylių per valandą ribą. 1978 metų spalio 8 dieną jis vėl sugrįžo į Blowering užtvanką, tikėdamasis pagerinti savo paties rekordą. Šį kartą jis turėjo patobulintą ankstesnio savo katerio versiją, kuri buvo perstatyta padedant Australijos oro pajėgoms. Ar jam pavyks pasiekti savo tikslą? Ar jis patirs tragišką likimą kaip daugelis jo herojų, įskaitant Campbellą? Kai prie katerio susirinko nedidelė minia, jo padėjėjai prisegė Keną orlaivio stiliaus kabinoje. Prieš užvesdamas variklį, jis pažvelgė į savo komandą ir pasakė, valties nevairuoja, ją apsivelkė. Ištaręs šią įsimintiną frazę, jis išplaukė per vandenį, o jo greitis su kiekviena sekunde vis didėjo. Spirit of Australia judėjo tiesia linija į priekį, slysdama vandens paviršiumi ir lengvai siūbuodama iš vienos pusės į kitą. Šis judesys leido Kenui išleisti bet kokį po korpusu susikaupusį oro slėgį, taip sumažindamas apsivertimo tikimybę. Keno valtis nebuvo nei itin moderni, nei kažkuo ypatinga ir kaip ir jo herojai, jis turėjo visas galimybės prarasti gyvybę. Tačiau jo įgūdžiai užtikrino saugumą ir paskutiniu pagreitėjimu jis pasiekė naują rekordą – 317,6 mylios per valandą. Kenas buvo apimtas džiaugsmu, kai grįžo pas savo komandą patikrinti oficialaus laiko. Jis ką tik pagerino savo paties pasaulio rekordą ir dar svarbiau, tapo pirmuoju žmogumi, kuriam pavyko sėkmingai pasiekti daugiau nei 300 mylių per valandą greitį ant vandens ir jis liko gyvas, kad galėtų papasakoti šią istoriją. Per ateinančius metus Kenas tapo superžvaigžde lenktynių bendruomenėje ir išvyko su Spirit of Australia į turą po Jungtines valstijas. Kiti ėmėsi darbo, tikėdamiesi pagerinti rekordą, kol jis keliavo po JAV, tačiau ne visi buvo tokie laimingi kaip Kenas. 1980 metais Lee Tayloras vėl pasirodė, visiškai pasiryžęs tapti rekordo savininku. Šį kartą jis pastatė galingą raketą, pavadintą Discovery 2. Šalta. 1980 lapkričio rytą Lee atvyko prie Tahoe ežero su savo valtimi ir daugybė žiūrovų, kurie nekantriai laukė, kada jis pagerins rekordą. Deja, oro sąlygos buvo prastos ir bandymą teko atšaukti. Daugelis žiūrovų buvo atvykę iš toli, kad palaikytų Lee ir jis tai žinojo. Todėl norėdamas nenuvilti savo ištikimų gerbėjų, jis nusprendė vietoj to atlikti bandomąjį plaukimą. Variklis riaumojo, kai jis artėjo prie 270 mylių per valandą greičio. Kai gerbėjai plojo iš Discovery laivo, Lee pradėjo lėtinti greitį. Kai jis tai padarė, valtis užvažiavo ant bangos ir pakilo į orą. Žiūrėję žmonės aiktelėjo, kai Lee valtis 3 kartus smarkiai apsivertė, o tada sudužo į gabalus atsitrenkusi į vandenį. Visa ši nelaimė truko vos kelias sekundės, o kai valties nuolaužos išsibarstė į visas puses, kabina nugrimzdo po vandeniu. Nuo avarijos smūgio Lee matyt neteko sąmonės, nes jis nepasinaudojo avariniu deguonimi. Vanduo pamažu pradėjo užpildyti jo plaučius, kai jis grimzdo vis giliau į ežerą.
Nepaisant skubiai atvykusių gelbėjimo tarnybų pastangų, jo kūno nerasta. Praeis 3 dienos, kol jo negyvas kūnas iškils į paviršių, tačiau jo siaubinga mirtis nebus paskutinė. Praėjus 9 metams, bebaimis drago lenktynių čempionas Craigas Arfonsas buvo įsitikinęs, kad gali perimti greičiausio žmogaus pasaulyje ant vandens titulą. Jis kilo iš lenktynių karališkosios šeimos, nes jo tėvas ir dėdė, Artas Arfonsas, buvo pasaulio greičio rekordininkai ir reaktyvinių dragsterių lenktynių legendos. Jis nebuvo svetimas pavojingoms situacijoms. Jis buvo visiškai pasiruošęs išbandyti savo valties Reign X Challenger galimybių ribas, tikėdamasis dar labiau įtvirtinti savo šeimos palikimą. 1989 m. Liepos 9 d. ažiotažas aplink Craigą pritraukė didelę minią, nes daugelis susirinko stebėti jo bandymo prie Jacksono ežero netoli Sebringo, Floridoje. Tačiau niekas iš minios nebuvo pasiruošęs nelaimiai, kuri netrukus įvyks. Praėjus mažiau nei 15 sekundžių nuo bandymo pradžios, jis jau buvo pasiekęs 263 mylių per valandą greitį ir atrodė, kad lengvai viršys 300 ribą. Jo valtis pakilo nuo vandens ir pradėjo smarkiai verstis per ežerą. Craigas desperatiškai bandė ištraukti savo saugos parašiutą, bet jis neatsidarė. Kai valtis pagaliau sustojo, ji buvo sudaužyta į daugybę dalių, o kabina pradėjo lėtai grimzti po vandeniu. Tačiau išeities nebuvo. Craigas buvo gyvas įstrigęs kabinoje aukštyn kojomis, tikriausiai sąmonę prarasdamas ir atgaudamas. Vanduo pradėjo užpildyti ne tik ankštą erdvę, bet ir jo plaučius. Jis buvo po vandeniu daugiau nei 3 minutės, o tai turbūt atrodė kaip amžinybė. Tada gelbėtojams pagaliau pavyko ištraukti jo negyvą kūną iš vandens. Tačiau dėja jau buvo per vėlu. Sužalojimai atėmė jam gyvybę. Su jo priešlaikinė mirtimi dar vienas žmogus tapo vandens greičio pasaulio rekordo auka. Nuo 1930-ųjų 54% arba 7 išbandžiusiųjų pagerinti šį rekordą prarado gyvybę, dažnai siaubingomis aplinkybėmis. Ken Varbis buvo paskutinis žmogus, kuriam tai pavyko, ir vienas iš nedaugelio, kuris išgyveno, kad galėtų papasakoti savo istoriją. Nepaisant su šiuo rekordu susijusių pavojų, susidomėjimas vandens greičio rekordo gerinimu išlieka ir daugybė komandų visame pasaulyje kuria naujus laivus, tikėdamiesi pranokti Varbio ilgalaikį pasiekimą. Richardas Noblis, projekto Thrust SSC, kuris šiuo metu turi sausumos greičio rekordą vadovas, 2022 metais paskelbė, kad jo komanda planuoja pagerinti Varbio rekordą. Commandos iš Didžiosios Britanijos ir Belgijos taip pat šiuo metu dirba prie projektų, tikėdamosi pagerinti ilgalaikį rekordą. Tačiau tai išlieka itin pavojinga užduotis dėl didžiulio greičio, projektavimo iššūkių ir svarbiausia – aplinkos nenuspėjamumo, kuris pareikalavo tiek daug gyvybių. Visi šie veiksniai paaiškina, kodėl šis atrodytų paprastas pasaulio rekordas nusinešė daugiau nei pusės dalyvių gyvybės. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Likite drąsūs ir gyvenkite drąsiai.